Evabelė apartamentai, Evabelė Napa apartamentai, Ajanapos miesto, nu, negaliu sakyti centre, bet tikrai veiksme. Iki centro virš kilometro, bet čia šalia parduotuvės barai visą kitą, pagrindiniai gatviai. 2 žvaigždučių apartamentų viešbutis. Bet tikrai švaru, tikrai tvarkinga. Pažiūrėkit, atkreipkite dėmesį, kokie baldai, paminkštintas kėdės. Viskas šviežiai išdažyta. Tai tiems, kam reikia miesto, arba, pavyzdžiui, jaunimui, kam reikia miesto, judraus, triukšmingo, šurmulingo. Super. Yra ir baseinas. Nu ir matom, kad čia jauni žmonės, nu, visokių yra, bet pagrindė jaunimas. Gultai tvarkingi. Net yra vaikų baseiniukas. Tikrai liuks, dar labai smalsu kambarius pamatyti. Na ir žiūrim, kaip atrodo 2 žvaigždučių kambarys. Nu labai tvarkingas. Lovas didelės. Fotelis kaip ir visur, Kipre, papildoma lova fotelis išsiskleidžiantis. Na, pagalvė tai tokia gumbuota. Nu tai gerai, čia minusas 2 žvaigždės. Bet va, į gatvę vaizdas ale į jūrą. Ir yra dušas. Fantastika, vonios kambarys. Nu tikrai viskas labai gerai. Ir tik įėjus yra virtuvėlė. Tai jeigu imat su pusryčiais, va, ir puodai, viskas sudėta. Taurių nėra, taurės savo atsiveškit arba pirksit. Šaldytuvas ir netgi kamera šaldytuve, pažiūrėjau, yra. Taurių nėra. Tai tikrai liuks. Nu va, Evabelė viešbučio koridorius irgi švaru, tvarkinga, kvepia. Ir Evabelė apartamentų viešbučio One Bedroom Apartment numeris. Tai čia tik įėjus svetainė, sofa išsiskleidžia. Visai okeičių žinys, ilgis irgi normalus, gal labai aukštam vyrui netiktų. Viryklė, šaldytuvas, viskas taip pat kaip studijo kambaryje. Ir ką mes čia turim, toks koridoriukas, spinta, vonios kambarys, nu tikrai ledinis. Ir miegamasis su durimis, kas yra labai gerai, tai čia gali miegoti 4 žmonės. Miegamasis erdvus, kvapas visose kambariuose geras, langiukas mažas, kaip matote, ne miegamajam. O čia yra terasa, toksai išėjimas, bet jau reikėtų laikyti uždarytą. Tikrai super, kaip 2 žvaigždės. Tai aš nežinau, kodėl čia 2 žvaigždės. Tikrai duodu 3. Ir iš bendrų erdvių, tai visiškai tvarkingas, viskas su juo gerai.